Pirmieji vandens filtrai buvo naudojami senovės Egipte daugiau nei prieš 4000 metų. Natūralaus filtravimo metodai, tokie kaip smėlio filtravimas, šiais laikais dar naudojamas mažose kaimuose, kur nėra technologijų galimybių. Tarptautinėje kosminėje stotyje yra naudojami filtrai išvalyti astronautų iškvėptą anglies dioksidą ir perdirba jų šlapimą į geriamą vandenį. HEPA filtrai buvo išrasti 1940 metais branduolių dalelių sulaikymu. Žmogaus kūnas irgi kaip filtras. Kiekvieną dieną inkstai išfiltruoja apie 50 galonų kraujo, pašalindami toksinus ir perteklinius skysčius. Vulkaniniai akmenys kaip filtrai. Natūralūs vulkaniniai akmenys buvo naudojami nuotekų valymo įrenginiuose, nes jie efektyviai sugeria teršalus. Šiuolaikiniai HEPA filtrai buvo sukurti Antrojo pasaulinio karo metu, siekiant apsisaugoti nuo radioaktyviųjų dalelių.